Skaudenti tai aš nuotoliu. Aš esu tamsiausia ir šlikščiausia asmenybė Lietuvoje ir aš turiu to įrodymus. Visi pasiskiepijo COVID vakcinomis, juk mes po 2 metų jau turėjome būti numirę. Nors aš ir toliau sėkmingai skiepijusi. Kaip matot, gyva esu, nepaisant to, kad gerklę truputėlį skauda. Labai vertinu viskas, kas yra padaryta ir kas yra daroma ir kas ketinama daryti. Sveikatos apsaugos ministerijos ir visų sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių tarnybų ir apskritai vakcinacijos apimčių ir programų išplėtimą, pavyzdžiui, to pačio žmogaus papilomos viruso, kad dabar yra galimybė pasiskiepyti ir mergaitėms, ir berniukams, išplėstas amžiaus laikas, nuo kada galima pasiskiepyti. Bet negaliu nepastebėti, ir čia Ginreta taip lakoniškai užsiminė, dėl ko vakcinacijos apimtis mažėja, bet aš tai labai dėčiau didelį akcentą į tai, kad iš tiesų organizuotas dezinformacijos, vakcinacijos kompromitavimo kampanijos matyt turėjo tikrai labai didelę įtaką. Ir šiandien komitete mes turime Rimą Joną Jankūną, Sveikatos teisės instituto aktyvistą, vadovą berods netgi buvusi, kuris neabejotinai padarė viską, kad vakcinos Lietuvoje ir vakcinacija apskritai būtų sukompromituota ir kad kuo mažiau žmonių Lietuvoje skiepytųsi. Tai žmonės turi žinoti savo didvyrius, kabutėse. Ir man tai tokia paradoksali, žinokit, situacija, kai aš komitete esu su tuo pačiu žmogumi, kuris padarė viską, kad Lietuvoje žmonės skiepytųsi mažiau. Tai ačiū už pranešimą ir ačiū poniai Jurgitai už komentarą. Aš atsakysiu, kad didžiausias dezinformacijos šaltinis buvo Sveikatos apsaugos ministerija praeitos kadencijos. Užjaučiu dabartinę vadovybę gavusią tokį baisų palikimą. Ir iš Seimo didžiausias dezinformacijos šaltinis buvo ponia Jurgita Sejonienė. Aš jums priminsiu vieną teiginį, Sveikatos apsaugos ministerijos platintą. Vakcinos 100% apsaugo nuo koronaviruso. Džiaukitės tą dezinformaciją, kurią išplatino. Aš taip pat sakau, kad didžiulę problemą sukėlė prievartos kampanija, kurią vykdė tuometinė vyriausybė, draugė palaikoma šitos pačios ponios Sejonienės. Ir prievarta vaikams skiepintis, ir jie norėjo net vadinamą galimybių pasą įvesti. Ir gėdingas balsavimas dėl privalomos medikų vakcinacijos, laimė, kas sužlugo. Ačiū Seimo opozicijai, kuriai ir prisijungusiems žmonėms iš daugumos, kurie padėjo tą pasiekti. Ir dabar turime tą, ką turime. Jūs pasižiūrėkite, kas iš to išėjo. Kol nebuvo vakcinų, 2020 metais Lietuvoje turėjome apie 4 000 perteklinių mirčių. Kai atėjo jos, turėjome 21 apie 8 000, tai yra dviguba. Kodėl? Dėl to, kad dirbame neprotingai ir nemąstydami. Jeigu mes tą patį vaistą, net ir gerą vaistą, nutaikome ten, kur reikia, mes pasiekėme rezultatą, nes vaistai turi ir šalutinių poveikių. Jeigu mes net ir gerą vaistą skiriame tam, kam nereikia, tai daugiau padarome žalos negu naudos. Ir aš galėčiau gana daug plėstis, paminėsiu, kas vyksta su koronaviruso vakcinomis. Mes puikiai žinome, kad prokuratūra vykdo tyrimą dėl 51 milijono eurų utilizavimo. Užsakė nereikalingų. Šių metų Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas, kad gal ne Sveikatos apsaugos ministerijos, gal LRT, kad 83% šiam sezonui įsigytų koronaviruso vakcinų yra nepanaudotos. Kitaip sakant, išmetam pinigus į balą, kuriuos galime panaudoti geriau. Ir galėčiau pasakoti gana daug. Mane tikrai žavi tas entuziazmas, kad pradėjom skiepytis ir viskas kaip gerai, tačiau aš tik tai paprašysiu atversti 10 skaidrę ir 11 ir pasižiūrėti į pneumokoko vakciną.
Pradedama vakcinuoti 2015 metais, 30%, paskui 80%. Ir jūs grindžiate tuos pokyčius, kad pradėjom vakcinuoti ir infekcijos sumažėjo. Dabar 11 skaidrę pažiūrėkite pneumokokų infekciją ir pasižiūrėkite skaičius. Iki 2015 mes turime vienetus, dešimtis. Pažiūrėkime, koks šuolis yra paskui. Aš nesakau, kad čia vakcina priežastis, bet lygiai taip jūs nesakykite, kad jeigu infekcijos sumažėjo, tai ir vėl vakcina priežastis. Pietų Danijos universiteto mokslininkai atlikę daugybę tyrimų apie nespecifinį vakcinų poveikį, kuris gali būti ir palankus, ir nepalankus. Ir matyt, gyvų ir negyvų vakcinų šitas poveikis skiriasi. Yra vakcinų, kurios turi ir papildomų naudingų poveikių sveikatai šalia apsaugos nuo tam tikros ligos, bet yra tokių, kurios sukelia baisių dalykų, nespecifinių. Tai mano, žinokit, susumavus yra siūlymas pažiūrėti į šitą situaciją plačiau, suprasti, kad pasaulinė sveikatos organizacija yra stambiųjų korporacijų finansuojama, nemaža dalimi galimai korumpuota organizacija ir galvoti savo galvą, kad nesužlugdyti galutinai žmonių pasitikėjimo, nes tarp vakcinų yra ir svarbių, ir reikalingų. Atsiprašau, bet aš anksčiau matyt ranką keliu ir buvo mano pavardė paminėta, tai aš norėčiau sureaguoti. Tai žiūrėkit, Seimo narys paminėjo mane anksčiau, yra minėjęs, kad aš esu tamsiausia ir šlykščiausia asmenybė Lietuvoje ir aš turiu to įrodymus, čia yra viešas įrašas. Dabar žiūrėkit, jisai vėl skleidžia tuos pačius naratyvus, ką organizuotai, aš pabrėžiu organizuotai, darė pandemijos metu ir kas sukompromitavo vakcinaciją ir matyt dėl to tų vakcinų nuo COVID yra nepanaudotų ir dėl to ir toliau mažėja vakcinacijos apimtis Lietuvoje. Ką dar darė Sveikatos teisės institutas? Nelegaliai rinko asmens duomenis, nes vėlgi norėjo pagrysti savo absurdiškus teiginius, kad vakcinos, apskritai visi pasiskiepijo COVID vakcinomis, juk mes po 2 metų jau turėjome būti numirę. Nors aš ir toliau sėkmingai skiepijusi, kaip mato, aš gyva esu, nepaisant to, kad gerklę truputėlį skauda. Tas tyrimas buvo nutrauktas, nes, tai sakau, žmogus, kuris užsiėmė nelegalią veiklą ir dabar šiandien tą patį tęsia ir vėl skleidžia tuos pačius klaidingus naratyvus apie Tam yra etikos vakcinaciją. komisija, čia yra sveikatos reikalų komiteto posėdis. Ačiū labai. Kurių velnių reikia vakcinuoti vaikus, kai mes nežinom, kokios pasiekmes. Nes jeigu 70% populiacijos būtų galima pasiekti vakcinuoti. Kad jeigu nors vienas vaikas mirs, čia jau bus didelė tragedija. Taip, turėtų veikti žalos atlyginimo mechanizmas.